Sveiki visi, aš kasu bunkerį. Nu, aišku, tik ne labiau jau su kastuvu negu su transporto priemonė. Ir nelego. Persikeliam prie bunkerio. Aš čia kasiau anksčiau šitą bunkerį, bet nusprendžiau, kad reikia pabaigti projektą, tai dabartinis progresas yra toks. Jo, nedaug iškasta, galima sakyti. Nes aš norėsiu, kad man iš galvos būtų. Čia yra daug prisiveisė visokių, nes aš jau nekasiu ilgai labai. Pala įjungsiu flashlightą, tai gal padėsiu matyti. Kaip matot. Visokių termitų, dar kažko, žiurkių. Naujas progresas. Jo, pradėjau kastų kitokių biškį kastuvų, tai greičiau eina progresas. Jo, va, paskutinis progresas ir jo. Yra tokia problema, kad gali įgriūti bunkeris. Tai va, ChatGPT klausiu, ką reikia daryti. Ką daryti, jei aš kasu bunkerį ir ir galvoju, kad gali bunkeris užgriūti, sienos jo. Čia matome, ką čia GPT atsako, tai jo. Ir parašysite komentarus, kuris geriausias jūsų manimų yra iš visų tų bus, planai, kurie parodys, kaip daryti bunkerį sutvirtinti. Rašykite komentarus. Aš bandysiu sutvarkyti komentarus, nors ant kitų video nebuvo galima komentuoti. Biškį galvoju, ką dar rašyt. Va, vienas žemėlapis. Brėžinys. Atramas, šoninės sienelės reikės daryti. Oi, biškį ne ten ėjau. Gerai, šitą gal planuoju daryti, bet aš kažkaip nelabai ją suprantu. Aš labiau išsiaiškinsiu šitus brėžinius ir jums po to, jeigu jūs norėtumėt partijų, parodyčiau. Jo bunkeris yra kažkur 1,30 m, 40 maždaug.
Antra dalis, kaip manot apie antrą dalį, parašykit į komentarus būtinai. Nepamirškit subscribe ir like.